Mes ginsimės iki paskutinės minutės. Mes ginsim savo radiją ir televiziją. Ta naktį buvo paleisti 7 šūviai į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 40 dienų paieškų pagaliau surasta dingusi Vajėgų šeima. 2 million residents of the Baltic states linked hands to protest not only what happened 50 years ago, but to send a message of defiance. ...2000 rugpjūtis. Karštas, ramus vakaras Kaune. Sandėlių rajonas, Taikos prospekte. Įprasta, nieko neįsiskirianti darbo vieta 4 apsaugos darbuotojams. Tačiau šią naktį niekas neišeis gyvas. Jų laukia mirtis. Tiksli, negailestinga, o svarbiausia, dėl priežasties, kuri net ir šiandien skamba taip absurdiškai, kad sunku ją patikėti. Ši tragedija jau daugelį pamiršta, bet tiems, kurie ją išgyveno, randai niekada neišblėso. Net vienas iš senukų įkūrėjų, verslininkas Vytautas Švirintas, praėjus 2 dešimtmečiams prisipažino: siaubingos emocijos iš tos nakties liks su manim visam gyvenimui. Bet kas iš tikrųjų vyko tą naktį? Koks žmogus galėjo be jokios sąžinės graužaties sušaudyti 4 apsauginius? Ir svarbiausia, kodėl? Iš pirmo žvilgsnio nusikaltimas galėjo atrodyti kaip mafijos užsakymas ar net slapta operacija. Tačiau tiesa buvo dar keistesnė. Skambutis atskriejo prieš pat aušrą. Įprastinė saugumo patikra virto kažkuo daug baisesniu. Balsas kitame laido gale buvo drebantis, skubotas. Vairuotojas iš netoliese esančios logistikos bendrovės atvyko į senukų sandėlį ankstyvam ryto iškrovimui. Bet prie įėjimo jį pasitiko nejauki tyla. Apsaugos postas buvo tuščias. Budėtojo būdelėje blankiai mirksėjo šviesa. Kažkas buvo ne taip. Iš pradžių jis pamanė, kad apsaugos darbuotojai trumpam pasišalino, bet artėjant prie būdelės, tyla tapo slegianti. Tuomet, prietemoje, jis pamatė tai. Siluetą, neabejotinai žmogaus kūną, susmegusi viduje. Vairuotojas sustingo, gerklę užgniaužė nežinomybė. Ore tvyrojo metalinis kraujo kvapas. Drebėdamas, jis įsitraukė telefoną ir surinko pagalbos numerį. Čia senukų sandėlis Taikos prospekte. Užsikirsdamas prabilo. Čia, aš matau, čia buvo susišaudymas, yra kūnas, gal net keli. Per kelias minutės atskriejo pirmieji patruliai. Jų sirenos perikė ramų rytą. Pareigūnai iš pradžių galvoja, kad susidurs su nepavykusiu apiplėšimu, nebuvo pasiruošę tam, ką rado viduje. Kol vietoje dirbę pareigūnai bandė suvokti situaciją, kitas skambutis pasiekė senukų apsaugos būstinę. Anksti ryte gavau apsaugos darbuotojo skambutį. Jis pranešė, kad Taikos prospekte nužudyti 2 mūsų apsaugininkai. Vėliau prisiminė bendrovės atstovas. Dar nespėjau išeiti iš biuro, kai paskambino vėl. Rasti dar 2 kūnai. Prieš 20 ar 25 metus tokios žmogžudystės Lietuvoje nebūtų stebinusios, bet iki 2000-ųjų smurtinio nusikaltimo banga jau buvo nuslūgusi. Toks išpuolis, tokia skerdynė, tai buvo beprecedentis atvejis. Pirma reakcija – šokas, baimė, nežinia ką daryti. Net apsaugos darbuotojai buvo persigandę, kai kurie tą pačią dieną išėjo iš darbo. Tuo metu, sandėlio teritorijoje, pareigūnai atrado vis daugiau šiurpių detalių. Pirmasis atvykęs pareigūnas įžengė į apsaugos postą. Žibintuvėlio šviesa perrėžė prietemą. Kraujas nudažė stalą, tyvuliavo po pirmąją auką – Vytų Miliučių. Jo tarnybinis ginklas dingęs. Radijas gulėjo ant stalo, lyg vyras būtų nutildytas viduryje pranešimo. Tada iš stovėjimo aikštelės pasigirdo šūksnis. Čia! Keliais metrais toliau, Volkswagen Golf salone, kita auka – Laimis Jasinskas. Jo kūnas buvo nenatūraliai atloštas į langą, išvarpytas kulkų. Pareigūnus vis labiau ėmė imti neviltis. Atvykus pastiprinimui, pradėta šukuoti teritoriją. Už medinių padėklų krūvos aptikti dar 2 kūnai. Liudgaras Čerekas ir Viktoras Efremovas. Abu sušaudyti tuo pačiu tiksliu būdu. Tai buvo skerdynės, bet kažkas nesiklijavo. Nebuvo įsilaužimo žymių, nebuvo pavogta nei pinigų, nei prekių, nebuvo liesta jokia apsaugos kamera. Kas be būtų tai padaręs, jie neatėjo dėl pelno. Jie atėjo dėl kažko žiauraus ir beprasmiško. Kai patekėjo saulė, į nusikaltimo vietą atvyko kriminalistai, vadovaudami patyrusio tyrėjo. Apžvelgdamas vietą,
jis pastebėjo vieną siaubingą dėsningumą. Šūviai buvo tikslingi, be jokios dvejonės. Kulka į galvą. Tai buvo per daug tikslinga ir šaltakraujiška, kad būtų tiesiog nepavykęs apiplėšimas ar gaujų kerštas. Tada paaiškėjo dar viena detalė, nuo kurios tyrėjai perbėgo šiurpas. Visi apsaugininkai buvo nušauti tą pačią kalibro kulka, tuo pačiu būdu, tokiu pačiu preziškumu. Netrukus tapo aišku, šaudė tik vienas žmogus, vienas žudikas, kuris sugebėjo per kelias minutės neutralizuoti 4 apmokytus apsaugos darbuotojus. Bet kaip? Ir svarbiausiai, kodėl? Atsakymas netrukus paaiškės, ir jis bus dar šiurpesnis, nei kas nors galėjo įsivaizduoti. Policijos pareigūnai po to pasakojo. Vis dėlto galvoje kirbėjo mintis, nusikaltimą galėjo įvykdyti kažkas iš vidaus. Žmogus, kuris puikiai žinojo apsauginių rutiną ir judėjimą. O gal tai buvo nestabilios psichikos asmuo, gal narkomanas. Kita vertus, tvyrojo ir kita versija, kad apsaugininkai galėjo saugoti nelegalią siuntą, apie kurią vadovybė nežinojo. Vis dėlto, sinagų savininkai kategoriškai atmetė šią teoriją. Jie pasitikėjo savo darbuotojais. Pagal nusikalstamas aplinkybės supratome, kad žudikas buvo vienas, juk naudotas tik vienas ginklas. Iš pradžių mus klaidino mintis, kad tai buvo apiplėšimas. Tačiau niekas nebuvo pavogta, išskyrus ginklus. Negalėjome patikėti, kad kažkas ryžtųsi nužudyti 4 kolegas vien dėl kelių ginklų, juolab, kad tie ginklai nebuvo labai vertingi, galbūt už juos būtų galima gauti kokius 2000 litų, bet kas pirktų ginklus be jokių dokumentų? Svarstė pareigūnai. Lemiamą vaidmenį nusikaltimo tyrime suvaidino 31 metų apsaugos darbuotojas Vladimiras Vladimirovas, kuris tą vakarą atėjo pakeisti kolegų. Jis ne tik padėjo atpažinti aukas, bet ir stebėtinai tiksliai nurodė vietą, kur buvo paskutinio apsaugininko kūnas. Dar prieš tai, kai jį rado kas nors kitas. Tyrėjai ėmėsi domėtis Vladimiro praeitimi. Paaiškėjo, kad jis buvo pavyzdingas darbuotojas, sportavo, nevartojo alkoholio, puikiai išmanė ginklus. Tačiau vienas kolega prisiminė, kad Vladimirovas kažkada gyrėsi turintis būtent tokio kalibro pistoletą, koks buvo panaudotas žudynėse. Dar keisčiau, būtent tuo metu jis buvo pateikęs prašymą išeiti iš darbo. Net jei jis buvo visiškai nekaltas, kruopštesnis patikrinimas buvo būtinas, ypač kai tyrėjai neturėjo jokių aiškių motyvų ar įtariamųjų. Kai pareigūnai atliko kratą jo namuose, rado kai ką netikėtų. Literatūrą apie ginklus, įvairius komponentus, įrankius, o medyje slaptą slėptuvę, paruoštą konkrečiai vagystei. Deja, būtent ten gulėjo visi pavogti apsauginių ginklai. Vladimirovas prašė paskambinti savo motinai. Ji buvo pirmas žmogus, kuriam jis prisipažino. Ir kas svarbiausiai, pasakė, kodėl tai padarė. Galiausiai jis prisipažino ir policijai. Vladimirovas neturėjo asmeninių nesutarimų su aukomis. Jis nesiekė keršto, nestengė nuslėpti kito nusikaltimų. Jo motyvas buvo kraupiai paprastas. Jam reikėjo daugiau ginklų. Apsauginiai tai buvo kliūtis tarp jo ir to, ko jis troško. Pirmoji auka buvo 65 Liudgaras Čerekas, tą vakarą dirbęs prie medinių plokščių krūvos. Pasislėpęs šešėliuose, Vladimirovas kantriai laukė, kol vyras prieis arčiau. Kai Čerekas pradėjo ruošti lentas, žudikas netikėtai šoko iš kampo ir 2 kartus iššovė. Pirmoji kulka pataikė į kūną, o antroji šaltas apskaičiuotas kontrolinis šūvis į galvą, užtikrinanti momentinę mirtį. Tuomet Vladimirovas nutempė lavoną už lentų krūvos ir užklojo medinėmis paletėmis. Antroji auka – 53 Viktoras Efremovas, budėjęs prie antrojo apsaugos posto. Vladimirovas, jau visiškai įsijautęs į savo kruviną į planą, tyliai artinosi prie sargybvietės. Jo pistoletas buvo pritildytas savadarbių duslintuvu. Efremovas tuo metu išėjo į lauką įjungti kiemo apšvietimo. Jis buvo beginklis, rankoje laikė tik antrankius. Kurį laiką jų žvilgsniai susitiko nejaukioje tyloje. Tada Efremovas instinktyviai pasiekė raciją, bandydamas prisišaukti pagalbą, bet Vladimirovas nesuteikė jam šanso, paleido jį kelias kulkas. Sargybinis sukrito ant žemės, bet žudikas turėjo daugiau planų. Jis nutempė lavoną po sniego valymo mašinos ašmenimis, bandydamas paslėpti įkalčius. Tada ėmė berti smėlį ant kraujo dėmių, stengdamasis užmaskuoti pėdsakus. Liko tik viena užduotis – palaukti, kol atvyks mobiliojo apsaugos pamaina, turinti geidžiamus
Six Sauer pistoletus. Apie 1 valandą nakties į teritoriją įvažiavo mobilusis ekipažas Volkswagen Golf su 2 apsauginiais viduje. Vladimirovas suvaidino paprastą kolegą, atrakino vartus ir pamojavo įvažiuoti. Vyrai atliko įprastą teritorijos patikrinimą, tada pasistatė automobilį ir 24 Vytas Miliutis nuėjo užregistruoti patruliavimo įrašo. Vladimirovas tyliai pasiekė paskui jį į apsaugos postą. Kai tik Miliutis atsisėdo prie stalo pasirašyti žurnale, Vladimirovas pakėlė pistoletą ir kelis kartus iššovė į pakaušį. Duslintuvas, jau gerokai nusidėvėjęs po ankstesnių žmogžudysčių, nesugebėjo visiškai nuslopinti šūvio garso. Pirmą kartą tą naktį Vladimirovą pervėrė baimė. Ar paskutinis apsauginis 23 Laimis Jasinskas išgirdo šūvius? Ar jis jau pasiruošęs gintis? Jis buvo ginkluotas. O Vladimirovas suprato, kad tai jam kelia didžiausią pavojų. Skubėdamas, jis pagriebė Milučio ginklą ir apkabą, pasikišo po striuke ir tyliai priėjo prie Volkswagen Golf. Pažvelgęs į vidų, pamatė, kad Jasinskas, apsimuturiavęs striukę, snaudė atsirėmęs į langą. Be jokios dvejonės, Vladimirovas sušuko jo vardą. Kai apsauginis krūptelėjo ir pabandė pramerkti akis, į jį pasipylė kulkų kruša. Kai išaušo rytas, 4 vyrai gulėjo negyvi. Vladimirovas stovėjo tarp jų kūnų, nejusdamas nei gailesčio, nei baimės. Jis nebandė bėgti, jautėsi laimėjęs. Jie turėjo geresnius ginklus nei aš, bet aš vis tiek laimėjau. Vėliau pareiškė tyrėjams, be jokios emocijos balse. Įrodžiau, kad apsauginiai buvo nekompetitingi. Tyrėjai buvo šokiruoti nusikaltimo brutalumu ir Vladimiro šaltakraujiškumu. Įrodymai buvo neginčiami. Šovinių tūlės, apsauginiai žurnalai, jo paties prisipažinimas. Tačiau labiausiai glumino ne nusikaltimo žiaurumas, o jo motyvų nebuvimas. Jis neketino parduoti ginklų, nebuvo susijęs su jokia nusikalstama grupuotė, neturėjo jokios smurto istorijos. Jis tiesiog norėjo daugiau ginklų, lyg trofėjų kolekcininkas. Per tardymą Vladimiras Vladimirovas tvirtino, kad vienintelis jo nusikaltimo motyvas buvo ginklai. Jis tiesiog jų troško, teigė, kad jam jų reikėjo ir tiek. Jokio plano pabėgti, jokio pasirengimo pasipriešinti sulaikymui, net jokio bandymo nuslėpti savo veiksmus. Toks paaiškinimas daliai tyrėjų pasirodė pernelyg primityvus. Ar įmanoma, kad žmogus šaltakraujiškai įvykdytų tokį siaubingą nusikaltimą vien tam, kad galėtų pasisavinti kelis ginklus? Skeptikams šis paaiškinimas atrodė per daug supaprastintas. Vis dėlto visi surinkti įrodymai patvirtino Vladimiro prisipažinimą. Jis kruopščiai planavo, ruošėsi ir galiausiai įvykdė savo misiją. Teismo salėje jis tylėjo, nepateikė jokių pasiteisinimų, nerodė atgailos, nebandė aiškinti savo veiksmų, tiesiog žiūrėjo pro langą, kol teisėjas skelbė nuosprendį. Įkalinimas iki gyvos galvos. Šis nusikaltimas šokiravo Lietuvą ne tik dėl savo žiaurumo, bet ir dėl sunkiai suvokiamo motyvų. Vladimirovo namuose rasti šaudmenys, duslintuvai ir aukoms priklausę daiktai tik dar labiau įtvirtino jo kaltę. Nebuvo jokios abejonės. Tikroji Vladimirovo nusikaltimo gelmė galbūt niekada nebus iki galo suprasta. Jo tyla palieka tiek visuomenę, tiek kriminalistus, akis į akį, su nerime keliančia realybė. Kartais žiauriausi nusikaltimai gali kilti iš pačių banaliausių priežasčių. Praėjo daugiau nei 2 dešimtmečiai. Senųjų sandėlių jau nebėra, jų vietoje stovi kogeneracinė elektrinė, o Vladimirovas vis dar tyliai atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. Per pastaruosius metus Lietuvoje atsirado galimybė kaltinamiems iki gyvos galvos kreiptis dėl terminuotos bausmės, bet Vladimirovas to nepadarė. Dar daugiau, jis aiškiai nurodė, kad jokie duomenys apie jį nebūtų viešinami. Bet ar tai reiškia, kad jis nejaučia jokios kalties, kad vis dar laiko save nugalėtoju, kaip kažkada sakė? Šis nusikaltimas niekada nebus iki galo išnarpliotas. Vieni tiki, kad jis veikia vienas, kiti įsitikinę, kad ši istorija tik ledkalnio viršūnė, o tikroji žudynių priežastis paslėpta tarp prieštaringų versijų ir kriminalinio pasaulio, kuris moka saugoti paslaptis. Galbūt šios žmogžudystės buvo organizuoto nusikalstamumo dalis, o Vladimirovas tik prisėmė pabaisas vaidmenį, kad tikrieji sumanytojai liktų laisvėje. O gal jis tiesiog laukia savo progos, nes kai kuriems žmonėms naktis niekada nesibaigia.
Apžvelgdami šiurpią Vladimiro Vladimirovo bylą, suprantame, kad kartais netikėčiausi žmonės gali slėpti tamsiausias paslaptis. Jei ši istorija jūs sudomino taip pat kaip ir mane, nepamirškite paspausti patinka, prenumeruoti kanalą ir galbūt įjungti pranešimus. Jūsų laukia dar daugiau tikrų nusikaltimų ir įvykių iš Lietuvos. Ir nepamirškite pasidalinti savo mintimis komentaruose. Kaip manote, kas paskatino Vladimirą imtis tokių veiksmų? Iki kito karto, likite saugus ir smalsūs. Ate.